Kas yra geriau, frezuotas ar nefrezuotas polistireninis putplastis? Nėra pagrindo manyti, kad frezuotas ar nefrezuotas putplastis yra geriau. Bet mūsų požiūriu geriau yra nefrezuotas polistireninis putplastis, nes klijuojant tokias plokštes matosi plokščių sudūrimo vietos ir galima papildomai užsandarinti jas montažinėmis putomis. Aš pridėsiu nuo savęs, kad, pavyzdžiui, mes Kaune praktiškai neparduodam frezuoto polistirolo. O pavyzdžiui, Klaipėdoje ir Panevėžyje mes labai daug parduodam frezuoto polistirolo. Mano spėjimas būtų toksai, kad kur siena yra žymiai lygesnė, arba kur paplitę labiau silikatiniai blokai arba dujų silikatiniai blokai, tenai sienos būna labai lygios, tai frezuotą polistirolą dėti yra paprasčiau, lengviau, nes jis sueina visi špuntai ir taip toliau. O Kaune tradicija to, kad daugiau naudoja keramikinių blokų ir tos sienos nėra tobulai lygios. Tai labai dažnai klijuojant polistireninį putplastį, ypač kur yra frezuotas tas kampas, jis nesueina ir jį reikia nupjauti. Ir praktiškai apie 3-5% polistirolų paprasčiausiai išsipjauna ir išsimeta. Tai tas frezavimas ir nefrezavimas mano požiūriu asmeniniu, tai yra labiau priklauso nuo sienos. Kuo siena lygesnė, tuo labiau patogu frezuoti dėti. Kuo siena nelygesnė arba kuo daugiau angų ir durų, tada tuo daugiau išsimeta frezuoto polistirolo.